Tokiam bute, tokiam keistam muziejuje pirmą kartą, man atrodo, priima grupę draugų ir draugių mūsų 10 kartų gražiau. Bet kas praėjo, tas praėjo. Išgerkim už mūsų draugės Rūtos pasisekimą, sveikatą ir kad jinai mus neužmirštų, koks bebūtų oras. Kažkas gerų gali. Labas rytas. Labas visiems. Mes susirinkom čia, susitikom su Lietuvos viena iš garsiausių rašytojų, Rūta Vanagaitė. Išgarsėjo jinai labai prieš pusantrų metų, kai buvo išleista ta jos knyga, kuri vadinasi Mūsiškiai. Mes tiesiai po to susitikom vasario mėnesį ir mes ją pakvietėm į Izraelį. Jinai čia darė prezentaciją, bet labai gaila, kad tas buvo anglų kalboj. O dabar mes darome būtent lietuviškai Izraelyje. Tai, ko aš manau ir Lietuvoje nedaug kas ką darė. Mes nekalbėsim apie knygos pristatymą, kadangi, manau, didžioji dauguma ją skaitė, pristatyti jos nereikia. Antras dalykas, didžioji dauguma patys iš turbūt artimiausiai prie tos temos knygos, kurie pasaulyje yra, tai čia mes. Mes esame pirmoji karta šitų žmonių, apie ką knygą rašo. Ir mums visas ta tema yra arčiausiai prie širdies. Nežinau, čia gali būti pasakyta prie širdies, bet jinai mūsų nepalieka. Visą gyvenimą mes gyvename šitose savo tėvų atsiminimuose. Aš manau, kad visi su manim sutinka. Aš prisimenu save 6 metų berniukų Palangos pliažo. Mūsų tėvai dar buvo tada jauni vyrai, stovėjo ir tarpusavėje kalbėjo. Visos kalbos buvo. Vokietis man pasakė, aš šausiu, aš jam pasakiau tai, jis man pasakė aną, aš pabėgau. Ir vienu žodžiu ten buvo tie 5 procentai, kurie kažkaip išliko gyventi. Dalis iš jų buvo fronte, tai dalis buvo Sibire išsiųstų, tai tiems turbūt labiausiai pasisekė. O ta dalis, kur liko Lietuvoje, jie buvo totaliai sunaikinti. Ir dabar po to, kai mirė mūsų tėvai, visa šita našta guli ant mūsų pečių. Manau, kad sutiksite. Tai dabar aš noriu paklausti. O praėjo dabar pusantrų metų po to, kai knyga išėjo. Kas įvyko naujo, kas įvyko iš vis su tavimi ir kokie procesai Lietuvoje pasidarė. Kadangi, kiek aš pastebėjau, valdantys sluoksniai nori geriau įkišti galvą į smėlį ir to klausimų neužsiminėti. Taip kad, ką tu galvoji? Aš galvoju, valdančiose sluoksniuose niekas nepasikeitė. Dėl to, kad jeigu pripažinti tai, ką iš tikrųjų apie ką rašo šitą knygą ir ką aš supratau, kad visa Lietuva dalyvavo holokauste. O jeigu pripažinti, kad visa Lietuva dalyvavo, tai reikia perrašyti visą 20 amžiaus Lietuvos istoriją. Ir niekas nenori, kaip aš pati buvau su politikais, daug užsiimdavau ir pati buvau toj politikoje. Politikai sėdi ir svarbiausia nieko nejudinti, tik neišsibuot valkės. O čia, sakysim, jeigu dabar, kokia yra Lietuvoje, po šiai dienai oficiali versija ir mokyklose ir visur yra, kad kaltas dėl visko Hitleris, kad žydus šaudė nacistai ir saujelį išsigimėlių ir kad net ir tai saujelį išsigimėlių už kiekvieno maždaug stovėjo vokietis ir jeigu jis nebūtų šovęs į duobę, tai jį būtų patį nušovę. Tai žodžiu, šita yra versija, kuri dėstoma mokyklose, kuri dėstoma, reiškia, visur oficialiuose popieriuose, nors turiu pasakyti, kad Lietuvos istorikai viską, kas šitoj knygoje parašyta, bet tokia emocinga kalba, jie viską yra parašę.
Lietuvos istorikai rašo, kaip yra iš tikrųjų, bet problema, kad jie viską yra parašę, niekas to nėra perskaitęs. Nes yra sausos, storos knygos, jų nėra bibliotekose, jų nėra mokyklose. Tai aš tiesiog užpildžiau tą tarpą tarp to, ką yra parašę istorikai ir tarp to, ką kalba oficialioji Lietuva. Bet tai oficialios Lietuvos pozicijos nepakeitė. Ir Lietuvos oficialioji Lietuvoje yra, kaip sakyti, mes esame nuo nepriklausomybės laikų perėmę to emigrantų naratyvą. Tie, daugelis, kurie pabėgo nuo sovietų, reiškia, dalis buvo iš tikrųjų, dalyvavo holokauste. Ir jie ten sukūrė tą mitą, kad, reiškia, kad lietuviai yra didvyriai ir kad jie yra didvyriai, lietuviai yra aukos. Ir toks, kaip sakyt, landsberginis emigracinis mitas ir po šiandienai tebe egzistuoja. Ir negi mes dabar paimsim visus vadovėlius, sudraskysim ir pradėsim sakyti, kad iš tikrųjų lietuviai žaudė žydus. Bet kas įvyko man, ta prasme, išėjus knygai, ta tema manęs vis tiek nepalieka, nes žmonės rašo, žmonės siunčia laiškus ir man kažkaip aš jaučiuosi baisiai atsakinga už tą holokaustą. Jūs visi va čia, o aš tenai viena ir dar keli žmonės. Nes šiaip daugumai tas neįdomu iš tikrųjų. Ir, sakysim, dabar man didžiausias buvo sukrėtimas tai, kaip aš išgirdau paskaitą vokiečių istoriko, kuris yra parašęs Christopher Dickman, kuris yra parašęs 1600 puslapių knygą apie vokiečių okupacinę politiką Lietuvoje. Ta knyga neišversta į lietuvių kalbą ir aš abejoju, ar jinai bus kada išversta. Bet aš su juo susitikau, sakau, ar jūs galėtumėte, reiškia, Lietuvoje savo interviu, kad padarytume su jumis interviu. Ir jisai man pasakė dalyką, kuris mane dar labiau sukrėtė negu viską, ką aš surašiau iš tą knygą. Jisai pasakė, tu žinai, kad Lietuvoje nebuvo vokiečių okupacijos. Sakau, kaip nebuvo vokiečių okupacijos? Sakau, nebuvo vokiečių okupacijos. Vokiečiai atėjo ir išėjo. Nes vokiečiai atėjo didžiulė vokiečių armija, kuri galvojo, kad jie įveiks tarybinę armiją vietoj ir viskas bus blitzkrieg, reiškia, greitai bus sutvarkytas. Bet jie nesitikėjo, kad raudonoji armija trauksis ir visi vokiečiai nuėjo iš paskos į rytus su armija. Lietuvoje liko nuo 600 iki 900 vokiečių iš viso per visą Lietuvos okupaciją. Tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia 600-900 vokiečių iš viso. Tuo tarpu, kai tarybiniais laikais buvo 150 000 armija ir šalia to 20 000 žmonių civilinė administracijai ir 20 000 batalionuose. Tai reiškia, pagalvokit, tai kas šaudė? Jau vien pagal šitos skaičius ir nužudyti 200 000 lietuvių. Tai jau vien šitas dalykas, jeigu, aišku, padarėm tą interviu, ten Delfis atspausdino, bet jau po to ir tas Dickmanas buvo apkaltintas, kad jis, aišku, irgi kaip ir aš, dirba Putinui, čia viskas, sakyti, propo užsakyta, žydai moka, Putinas moka, visi moka. Bet yra žmogus, kuris parašė fundamentaliausią pasaulyje veikalą, kuris dirbo 16 metų, 30 archyvų, 7 kalbomis. Jisai žino viską. Ir jisai, svarbiausias dalykas, ką jis man pasakė, ne tai, kad lietuviai ten žudė ir kodėl žudė, mes viską įsiaiškinom. Kodėl lietuviai neprotestavo? Kodėl ta dauguma tylėjo ir žinojo, kas vyksta ir neprotestavo? Kodėl, pavyzdžiui, lietuviai nesukūrė SS dalinių? Dėl to, kad nesutiko lietuvių. Jie protestavo prieš tai. Kodėl nepaėmė vežimų ir arklių į Vokietiją? Todėl, kad lietuviai sustojo ir pasakė, neduosim nei arklių, nei vežimų. Kodėl lietuviai nepasakė neduosim žydų? Yra daug paaiškinimų, bet yra žiauriai skaudus klausimai, kuriuo aš nežinojau, kai rašiau šitą knygą, bet jinai būtų buvus ko gero dar baisesnė. Užtenka ir tiek. Dar yra laiko padaryti dar vieną knygą. Ne, dabar aš ieškau, aš norėčiau, kad ta knyga, kurią jisai parašė, būtų Lietuvoje išleista. Aišku, nežinau, ar kas ją skaitys, nes žino, 1600 puslapių su šaltiniais, čia ne tokia knyga, kur kiekvienas mokinukas perskaito ir supranta, apie ką kalba. Jinai yra, kaip sakyti, primityvi knyga, tame jos yra jėga, kad jinai yra labai primityvi. Jinai yra labai lengvai skaitoma. Taip. Nu, tai apie tai mes visi primityvai, dėl to mums lengva skaityti. Tai žmonės nenori sudėtingų dalykų, žmonės nori atsiverčiau ir supratau. Ir dar, kad kalbėtų mane į galvą, kalbėtų mane širdį. Galiu pasakyti, kad Lietuvoje nelabai supranta, kad tas du karai buvo. Tas tarp dviejų karų antisemitizmas Lietuvoje buvo žiauriai išpūstas. Ypatingai pūtė į tas laikraštis Komersantas. Dabar iš kur aš tą žinau? Mūsų tėvas, jisai buvo tik tai 4 klasės Hederę baigęs, viskas, ką jis mokėjo. Bet jau jisai buvo virš 70 metų ir nutarė rašyti knygą
apie tai, ką jis išgyveno Lietuvoje. O aš jidiš kalboje sunkiai skaitau, bet aš jau kažkaip tai prieš metus pradėjau skaityti. Jis rašo taip, kai aš tarnavau kariuomeniai, sako, tai nebuvo ne vienos dienos, kad negirdėčiau žydelis toks, kad kažkas pasakytų anekdotą apie žydą ir kažkas nuvarytų mane kaip žydą. Sako, o laiką, kai atėjo karas, tai tie patys žmonės, su kuriais mes gyvenom, su kuriais ėjom kartu į šokius, su kuriais mes kartu linksminamės, su kuriais kartu ėjom į mokyklą, su kuriais kartu darėm, jaunoliai daro visokius tokius dalykus, susirinkimus, visą šitą. Tie patys žmonės iš neapykantos tiesiog negaliu tą prašyti. Kai aš ką norėdavau papasakoti, žmonės tiesiog netikėjo manim. Dėl to aš turiu dabar pareigą viską tą parašyti ant popieriaus, nes niekas netikėjo. Kada aš papuoliau į koncentracijos stovyklą ir mus įkinkė į vežimą ir padarė ir liepė 7 kilometrus bėgti kaip arkliams ir sėdėjo čigoniukas su bizūnu ir daužė mus. Ir sako, ir niekam tas absoliučiai nerūpėjo. Vienu žodžiu, knyga yra pakankamai išsami ir aš jas pasiskaitau. Ir aš sakau, kad tas antisemitizmas, kuris buvo Lietuvoje, mes jo pėdsakus to antisemitizmo jautėm dar iki to momentu, kai išvažiavom. Dabar jau yra kita karta. Nesakysiu, kad visi primityvai Lietuvoje išnyko, bet užtenka pasiskaityti Delfį. Bet šitas reikalas, to antisemitizmo, to valstybinio antisemitizmo, kuris buvo nepaprastai puoselėjimas, čia yra žudynės, yra šito smegenų plovimo rezultatas. Ir tamsumo. Žmonės mūsų labai buvo tamsus ir dabar žiūrėkit, pavyzdžiui, tas santykis į šitą knygą labai yra keistas, nes, reiškia, didžiausią priešiškumą jai jautė tokia mano karta, kurie tokie, baigė lietuviškus universitetus, tokie biški išsilavinę, biški nedasilavinę, bet jie galvo, kad jie labai išsilavinę. Ir mano, pavyzdžiui, visos ten pažįstamos ar draugės, sakau, tai tu persk, o Jėzus, nenoriu, žydai mus trėmė. Sakau, tu žinai, kad NKVD buvo 17% žydų, 17% lietuvų ir 17% ir likusieji visi rusai. Nenoriu, nereikia. Tada sakau, bet tu perskaitai. Tai va, klasikinis pavyzdys, mano viena pusseserė, kuris sako, gerai, aš atsisėdau ir perskaitė šitą knygą. Sako, kaip prieš egzaminą, aš ją prisiverčiau perskaityti. Sakau, ir ką tu galvoji, Virginija? Supranti, tu ten rašai, gal ir teisybė, kažkaip gal ten įtikina mane, ten gal. Bet tu supranti, mane kas išauklė, mano mama ir močiutė visą laiką sakė man, kad neik tamsoj, dėl to, kad tave žydas pagaus, grįžk iki tamsos namo. O prieš žydų Velykas, tai žydai paimam šitą bačką, tenai prismaigsto vinių, mažą mergaitę ir dena nuo kalno, kad ten kraujas susitiktų būtų. Aš sako, kaip ir žinau, kad tas ne visai teisybė, bet mane taip auklėjo. Ir paskui ta mano pusseserė kažkokį nuėjo Politechnikos kaip tai vadinasi, universitetas tas. KTU. Ir ten kažko mokė, kažko nemokė, bet, ta prasme, nei žodžio holokaustas nebuvo. Ir jai smegenyse po šiai dienai yra tie vinis ir ta tamsa. Ir aš jai dabar bandau prikalti kažką tai kito. Jinai persižegnus, bet jinai neskaitys. Jau gerai, ta prasme, ir žinot, paskui psichologai darė tokius visokios seminarus apie tai, kodėl Lietuva taip žiauriai nepriėmė šitos knygos dauguma. Dėl to, kad kiekvienai tautai yra būdinga laikyti save gerą. Suprantat? Kaip ir šeimoje jūs skiriatės, tai tas durnius reiškia, tas mane skriaudė, o aš auka, aš gera ir man su juo nepasisekė, ne? Kaip ir šeimoje nori būti, kiekvienas žmogus nori būti geras, taip ir tauta, jinai nori būti gera. O aš čia paimu jos už galvos ir murdau iš šenų. Tai kas kaltas? Ne jie kalti, aš kalta. Suprantat, lietuviai nori būti aukos ir nori būti didvyliai. O dabar aš sakau, palaukit, mes visi žudė. Mes visi dalyvavom tame. Tie, kurie nežudė, jie organizavo, kaip mano giminės. Jie dalyvavo, jie padėjo. Aš jums paskui pasakysiu skaičius, kiek žmonių iš tikrųjų dalyvavo. O visi kiti, o kiek žmonių praturtėjo. Visa Lietuva praturtėjo. Ar yra tokia statistika? Yra statistika. Apie praturtėjimą? Taip. Aš turiu, pavyzdžiui, vien Panevėžio statistiką. Tai mes jau nori grįžti pasakyti. Ponia Rūta, jūs sakėt, kad
buvo ne 1000, 2000, o 20 000 lietuvių žudikų, bet 20 000 tai ne visa tauta, tai dalelė nedidelė. O teisuolių mes galvojom, kad proporcija tarp žudikų ir teisuolių buvo milžiniška. Iš tikrųjų, kaip aš supratau iš jūsų kalbos, tai 20 000 žudikų ir 4 000 teisuolių. Bet teisuoliai tai ne vienas tėvas ar motina. Jie turėjo šeimas, vyrą, žmoną, vaikus. Ir tai reikia skaityti ne 4 000, o su šeimom. Tai 20 000, tai ne 150 000, o 4 000 tikriausiai. Tai gali būti ir 7, ir 8, ir 9 000, ir čia proporcija suartėja. Taip kad gal negalima kalbėti apie tautą. Tokia nuomonė visoje šalyje, kad nu ką čia mes, lietuviai, jie žydai, vis tiek ne mūsiškiai, tai gal ir dabar yra dalis, kurie nutyla. Ir iš vis apie teisuolius, žmona matė pasakišką knygą, Lietuvoje išleista. Gal apie juos irgi reikėtų, kaip tu sakai, mūsiškiai, jie irgi mūsiškiai. Gal reikia ir tą. Žiūrėk, aš jums atsakysiu. Apie teisuolius yra bent 10 ar 12 knygų parašyta. Apie tuos, kurie žudė, nėra. Ta prasme, man reikėjo šitą tarpą užpildyti. Tuo labiau, kad teisuolių buvo gal 3 000, gal kažkokiu pasislėpusiu dar 1000. O dalyvavo žudynėse tai 20 000. Ir apie juos nėra kalbos. Tai mano tikslas buvo šitas. Aš parašiau vieną skyrių apie gelbėtojus. Tai yra vienas dalykas, o antra, man tai buvo labai įdomu, prieš kai knyga išėjo, tai buvo televizijos laidos, kur aišku politikai ten dalis ten atsisakė, kaip Zingeris, tenai Faina atsisakė dalyvauti, dėl to, kad jie nenorėjo savo pozicijos išreikšti. Jie žiūri knygą labai neigiamai, nes jinai maždaug drumščia čia lietuvių ir žydų santykius, bet jie to negali pasakyti, kadangi tada žydai užpiks. Tai žodžiu, jie nedalyvauja. Bet atėjo toks jau buvęs Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, nacionalinio, saugumo komiteto pirmininkas Seime, ir jisai pasakė, kodėl šitoje knygoje nėra pozityvo. Apie žudynės, taigi negali būti vien tik negatyviai. Tai aš jam televizijoje pasakiau, bet aš paskui žiauriai, nesupykit dabar. Aš sakau, iš tikrųjų, labai gera pastaba, žinot, mes šaudėm žydus, o kodėl jie duobėse nedainavo ir nesišypsojo. Tai būtų nors koks pozityvas. Sakau, jūs apie šitą norit kalbėti? Taip, šitą knygą turi būti uždrausta, dėl to, kad joje vienas negatyvas. Sakau, tai uždrauskit Seime, jūs galit, paimkit ir uždrauskit. Sako, jo, uždraustume, bet tada dar labiau ją skaitys. Žodžiu, nėra jiem išeiti. Tai protingas. Tai yra. Tai neuždraudė. O daugiausias dalykas, žinot, kaip mes su Jokūbu susipažinom, kaip buvo, reiškia, Lietuvos saugumo komitetas, jau čia pats tas mūsų svarbiausias, jisai išėjo į televiziją, jo atstovas ir pasakė, kad šita knyga yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Lietuvos saugumas, tai aišku, kad Jokūbas ten buvo, o kaip jūs ten atsiradote? Aš ne, čia dabar saugumo. Išėjo Lietuvos saugumo komitetas ir pareiškė, reiškia, visą šitą. Ir aš ten policininkų pažįstamų turiu, sakau, blemba, kas dabar bus? Nu ką tai reiškia praktiškai? Jeigu aš esu nacionalinė grėsmė, nu sako ką, minimum, sako 3 dalykai, sako, tave pradės klausyti tavo telefoninį pokalbį, nes Lietuvoje klauso maždaug 500 000 žmonių. Sako, tu į tą grupę tikrai įeisi, sako, ramu. Po to, sako, gali kameras pastatyti prie namų ir, sako, antra, labai venk naujų pažinčių. Nes, sako, tikrai kažkokį provokatorių tau atsiūs ir paskui ten tu susidraugausi ir taip toliau. Kitą dieną man skambina žmogus ir sako, yra kas nors susitikti. Toks sakė Jokūbas. Galvoju, nu viso, aš noriu, reiškia. Ir aš beveik norėjau atsisakyti, nes dabar prasidėjo, reiškia, jau saugumo operacija, mane pažina su naujai žmonėm. Ir va, susitikau ir toks man pasirodė nepanašus į saugumo agentą. Čia dar nežinia. Kaip? Dar nežinia, iš Taip, susimaskavęs gerai. Na, gerai. Dabar. Mes susitikom su dar 2 mūsų draugais. Su Simu ir su Mikiu. Ir pasėdėjom taip
Iš pat pradžių aš atsimenu labai įtartinai į mus žiūrėjai, paskiau iš lėto, ledai kažkaip tai. Nu, aišku, įtartinai. Ką? Nu, gerai. Prisivalgysim, nežinau, kaip važiuosiu pas tavą. O šiaip tai sakau, man tai paskui, kadangi tavo tokia, kaip sakau, pusiau išsilavinusi, pusiau neišsilavinusi karta, mano karta, tai jie tikrai labai blogai priėmė. Iš mano draugų nieks neperskaitė knygos, nieks, tiesiog, o Jėzus Marija. Draugė mano, kuri ten sakė, bet jie mus priėmė, jie ten tokie, anokie, nenoriu negatyvo. Aš sakau, jo, jie mus trėmė, sakau, labai įdomu, bet sakau, gal reikėjo apsikeisti vietom, kad mus būtų šaudę, o juos trėmė. Nes, sako, taip irgi netinka. Nes yra įdomu, kad daugelį žydų, kurie buvo ištrimti į Sibirą, jie išgyveno. Tie, kurie buvo neištrimti, jie žuvo. Bet suprantat, vis tiek kiekvienai tautai mūsų kančia pati didžiausia, mums blogiausia. Ir buvo įdomu, reiškia, ta mano draugė turi sūnų jauną, jinai va tokia pusiau išsilavinus kaip ir aš. Ir tas sūnus sako, man duok man Rūtos knygą paskaityti. Sako, aš jos neturiu. Sako, tai ką tau Rūta nedavė? Sako, davė, bet aš neėmiau. Tai jis nuėjo, žmogus nusipirko tą knygą, skaito ir sako, mama, sako, aš nuo pirmo puslapio verkiu. Jam kokie 25 metų, visai kita karta. Ir sako, ta knyga privaloma kiekvienoj mokyklai. Ir dabar jau mamai pradėjo, kai sūnus pasakė, jau pradėjo smegenys šviestis. Ne iki tokio laipsnio, kad neperskaitytų, bet jinai galvoja, nu va, gal jaunimui ir nieko. Suprantat, jaunimas nėra antisemitiškas. Jie yra globalistai. Ką man tas Dikmanas įdomiai pasakė, dėl ko visa tai įvyko, viskas holokaustas įvyko vardan Lietuvos. Nes ir valdžia, ir civilinė administracija, ir batalionai, jie galvojo, kad jie kūrė Lietuvą be žydų, be rusų, be lenkų. Tokią gražią, švarę etninę valstybę. Ir tas etninis nacionalizmas buvo pirmas motyvas šalia turto, šalia antisemitizmo, etninis nacionalizmas. Ir tos mano visos padrūškės, kaip sakant, jos yra etinės nacionalistės. Ir jis sako... Jūsų sveikatą. Ačiū labai. Viską tau galime. Sonia, čia aš manau, kad mes visai kitą darom dabar. Prieš pusę metų apsilankė pas mus jaunas vyras. Ar girdė visi? Jaunas vyras, kuris mokėsi Vokietijoje. Jo vardas Vytis. Ir jie susiorganizavę 10-15 jaunimo tokio, kurie nori pažinti mūsų kultūrą, mūsų žydų kultūrą, kas tie žydai yra ir panašiai. Labai įdomus berniukas. Jis buvo atvažiavęs čia, mes jūs priėmėm. Ir pas mane buvo labai įdomus pokalbis su juo. Ir jis pradėjom klausinėti daug apie žydus ir panašiai, sako, o tu knygą Mūsiškį perskaitai? Jisai sako, aš girdėjau, bet aš jos dar neskaičiau. Sakau, kai tu perskaitysi tą knygą, skambini. Jisai išvažiavo atgal. Ir pirmą dalyką, ką jis padarė, nusipirko tą knygą. Ir vieną gražią dieną jis man parašė laišką. Jisai dabar, kaip tik dabar atvažiavo į Lietuvą, jis buvo vėl Vokietijoje. Jis man pasakė, sako, man tai buvo kaip istorija. Aš ją perskaičiau 3 kartus. Ir kai dabar mes susitiksim, pas man yra labai daug klausimų. Ne tik pas mane, bet pas mano draugus, nes aš visiems daviau tą perskaitymą. Jie irgi nusipirko tą knygą. Tai buvo labai malonu girdėti tokį dalyką, nes jie yra visi jaunimas, jie neturi pažįstamų draugų žydų, nes jie išaugo be žydų. Ir visą kultūrą žydų ir panašiai mes jį čia vežinėjom ir rodėm ir panašiai. Jisai buvo tiesiog pridrengtas nuo viso šito, nes čia kaip tuščia vieta galvoje. Ir dabar jisai man parašė paskutinį laišką, aš jam sakiau, kad mes susitinkame. Jis paklausė, o ką dabar jinai rašo? Apie ką? Kad aš pasakyčiau, kokia bus dabar knyga, kad jis nebevėluotų ją nupirkti. Kad palyvotų jaunimas. O to prezentacija.
Rūta, tu sakei, kad jie tą jų, organizacija jaunimo. Jo. Jie tvarko kapus nuo kapų. Jo, Tvarkymo pradėjo. Pirmiausia. Aš jau sena, aš neprisimenu visko. Tai tu pasakyk, jie susitiko su jais irgi, jisai buvo. Labai geras berniukas. Kažkas nepaprasto. Ne, dauguma netvarko kapų, bet suprantat, jeigu, pavyzdžiui, jaunam kokiam žmogui, jūs vis laik galvoja, oi, mes lietuviai patys geriausi, patys gražiausi. Iš pradžių buvo Vytautas, tada mes sugriuojam Tarybų sąjungą ir įstojom į NATO. Maždaug tokia trumpa Lietuvos istorija. Labai trumpa. Labai trumpa. Aš nežinau, kad tai tokia trumpa. Ir dabar sužinoti, kad mes visi darėm šitos dalykus, tai žinokit, jam yra, iš tikrųjų šokas, bet tai tikslas buvo šokiruoti. Sako, tu specialiai parašai, kad šokiruotum. Tai kitaip nenubūstum. Ir turi atsibūsti. Turi atsibūsti. Ponia Rūta. Aš ne ponia. Jinai ne ponia. Jinai mergaitė, aš prašau kreiptis į ją. 97 metais teko pirmą kartą. Garsiau visi kalbėkime, nes žmonės negirdi. Tu taip kaip scenai. Kaip scenai dainuotų. Kada jis dainuodavai, Gal dainuok tau geriau. Netrukdykit, prašau. Klausom. 97 metais kartą teko Lietuvą. Kokia Lietuva? Įsivaizduok. Vakare sėdėdamas, žiūrėdamas televiziją, atraminti. Apie Murzą aš jums pasakysiu, dabar pralinksminsiu. Dabar žiūrėkit, aš parašiau, reiškia, šitą knygą man leidykla sutiko išleisti tik tai su tą sąlygą, nes jie laukia knygos apie vyrus. Aš turėjau parašyti apie vyrus. Bet aš pasakiau, apie vyrus. Bet aš sakau, aš apie vyrus nerašysiu tol, kol neišleisit šitos. Čia mano sąlyga. Nu ir gerai, jie išleido šitą. Aišku, čia nesitikėjau, kad bus bestselis, buvo bestselis ir tada parašiau apie vyrus. Pačia knyga vadinasi Jis. Vienu žodžiu. Praeitais metais aš ją parašiau ir dabar knygos vyksta pristatymas Šiauliuose bibliotekoje. Aš atvažiuoju į Šiaulius į biblioteką, kalbėsim apie vyrus, apie meilę, viskas labai faina. Pasiima mane iš stoties bibliotekininkės, atveža į biblioteką pro tarnybinį įėjimą. Pasodina mane tenai laukti, žmonių pilna salė, gal koks 100 ir jos tokios susinervavę tos bibliotekininkės. Aš sakau, kodėl jūs šitoko, sako, suprantat, atėjo Murza. Murza yra ultranacionalistas, su 8 kitais vyrais, jie atėjo ir laukia manęs prie pagrindinio įėjimo. Tai tos moteriškės mane pravedė pro visą šitą, bet sakė, jie pasakė, čia yra atviras renginys ir mes vieną greitai parodysim, ko jinai verta. Mes ateisim, sėdėsim ir jinai pas mus gaus. 8 išgėrė rimti jauni vyrai. Ir aš sėdžiu, galvoju, blemba, jie tikrai padarys arba kiaušiniais, arba muštinės, kažkas bus negerai, nes, jie yra rimti vyrai, jie tikrai man užkos, čia jau ne apie vyrus jie atėjo pasišnekėti, jie atėjo ir tai. Ir tada klausė tos ta direktorė, sako, gal vis dėlto iškviest policiją. Aš sakau, žinau, kad gal ir iškviest. Bet reikia pradėti renginį, kol policija atvažiuos ir matau, sėdi tokie, reiškia, moteriški krūva ir sėdi 8 tie vyrai, va taip jau įsitempę. Nu ir žinokit, man įsijungė savisaugos instinktas. Aš čiulbėjau kaip lakštutė. Apie vyrus, apie meilę, kokie jie visi faini, kokia meilė tokia. Nu, ir žiūriu, jau jie taip, jau netokie pikti, jau jiems įdomu, jau jie net kažkur sukrizeno, jie suminkštėjo veidai. Policija atvažiavo, matau, ten sėdi 3 policininkai. Ir čia netyčia išsprūdo man žodis mūsiškiai. Kodėl aš tą žodį pasakau? Toks baisus žodis. Čia visi vyrai atsistojo, 8 reiškia, su plakatais, išvyniojo plakatus. Vanagaitė ten žydų pakalykė, važiuok į Izraelį, kad tavęs čia neliktų ir taip toliau. Visiems viską parodė, žurnalistai nufotografavo ir vyrai tada demonstratyviai pradėjo eiti iš salės. Nei jie mane mušė, nei kiaušiniais mėtė, eina iš salės. Aš supratau, kad sako, kad apasnis Minavala. Aš sakau, bet palaukit vyrai, kur jūs einat? Mesgi apie vyrus kalbam, taigi jūs galėtumėt pasireikšti, tai jūs galėtumėte daugiau pasakyti. Ne, jie tylom išeina. Aš sakau, vyrai, palaukit, mes tuo apie seksą kalbėsim. Jums sakau, seksas neįdomu. Į visą salę juokiasi, jie eina toliau. Aš sakau, suprantu, tėvynė pavojuje, koks gali būti seksas. Tai čia mano buvo susidorojimas su Murza. Kiek jau metų? Kas tas Murza? Ultranacionalistas, jis yra toks, kur demonstruoja visą laiką žydų. Jo. Murza, iš tikrųjų Murza. Aš nesutikau. Pamatytumėt, kaip atrodo, tai tipinis ultra toks nacionalistas, skustagalvis.
Skustagalis. Gal jis ne lietuvis, Murza, o baltarusas. Murza yra tokia totoriška, kaip kažkas tai. Gali. Bet- Čia pravardė. O po dabar kitą istoriją atvažiavo mano sūnus, reiškia, iš mokslus Kinijoje mokosi ir aš iki universiteto nuvežiau, jam 22 metai, jisai knygos neskaitė, bet labai mane gerbė. Sako, mam, mes tave labai gerbėm, skaityt kada nors skaitysim, bet gerbė už tai, ką padariau. Atvežu iki universiteto, man duris mašinos neužsidaro. Jisai nueina savo universitetą prie prezidentūros, jisai ir aš išlipu uždaryti duris mašinos ir žiūriu nuo prezidentūros, jau ateina rimtai nusiteikęs diedas žmogus. Ach, tu vanagaitė, tu išdavikė, tu padla paskutinė, kiek tau žydai sumokėjo ir taip toliau. Jau jis eina manęs rimtai. Mano sūnus jau toli nuėjęs, žiūriu, jis apsisuka, grįžta galvo, nu sūnus mane apgins, neduos čia muštynę. Ne, kur tau? Jis ateina, žiūri tą žmogų, sako, teisingai, pažiūrėkit kokios mašina, kiek jinai pinigų iš žydų gavo. Tas žmogus jam sako, taip, jūs teisus, sako, bet visi pinigai tai Šveicarijai, čia ne vien mašina. Ir jie pradeda tokį pokalbį. Čia lietuviškai vadinasi trolinimas. Mano sūnus iš jo nuoširdžiai tyčiojas. Bet jis palaiko, reiškia, jie abudu. Žiūri, ne, ne tas, šitą prasme, jam satisfakcija, kad jisai rodo, kad jis atseit kartu, bet iš tikrųjų ir jie paspaudžia viens kitam ranką, kaip bendražygiai, išplūsta mane abudu dar kartą ir išeina kiekvienas į savo pusę. Tai va čia jaunimo požiūris. O man, aš klausiau sūnaus tavo bendramoksliai, ką apie šitą knygą sako, visi sako, turi nuomonę, visi žino apie ką, bet sako, Juozapai, kodėl tu, sako, užaugų nemoki? Tau mama tiek pinigų iš Putino gavo, kad galėtum ir susimokėti. Jau Putinas. Taip Putinas ir žydai moka. Putinas žydas yra. Jo, motina pasakė sapožnikai. Rūta, atsiprašau, ar jūs ne žydė? Žinokit, buvo čia įdomu, kai atėjo televizija pas mane, į namus atėjo televizija Lietuvos ryto, ten čiulba gražiai viską apie knygą, apie tą, apie aną, po to sako, gal galėtumėt parodyti gimimo liudijimą. Aš sakau, o kodėl, sako, visas internetas užė, nes žinot, Lietuvoje taip galvojame, kad jeigu tu kažką darai, nu, kad, ta prasme, provokuoji, tai arba tau labai daug sumokėjo, kad tau apsimoka provokuoti, arba tu jau gini saviškius, reiškia žydę, ne? Pradedu aš ieškoti to savo gimimo liudijimo, knisuosi po visus popierius, nėra jo, nu nėra, aš nuoširdžiai sakau, nėra. Popieriai pas mane taip mėtosi ir aš tik tai tada pastebėjau, nu, kaip pati piaršykė, turėjo, žinot, jie viską filmuoja. Kaip aš ieškau, kaip aš nerandu. Ir neradau to gimimo liudijimo, tai jie padarė reportažą. Tai tada man jau įdomu, pasidarė, aš pradėjau ieškoti, reiškia, kokias 4-5 kartas atgal, radau savo prosenelę, kur yra Salomėja Jechimavičiūtė. Tai reiškia, jinai gali būti arba žydė, arba lenkė. Tai dasiknisau iki to, kad jos tėvai buvo Petras ir Uršulė. Nu žydė, ne Petras ir Uršulė. O Uršulė tai reikia dar pagalvoti. Tai žodžiu. kodėl, kur nepasisuksi, visur žydai. Lietuvoje, girdėjau, jau visai žydų nėra, o vis žydai. Žiūrėkit, o čia mes sėdim irgi nedidelę kompaniją, žydai. Viena lietuviai, tai klausimas, ar kažkur... Aš jums atsiųsiu gimimo liudijimo kopiją. Jau dabar radau, pas Giminaitį buvo. Jo, aš surištas su to, kur Jakubas buvo. Ir vis tik tai... Aš jam perduosiu. Sekundę. Tu dabar, aš kiek žinau, tu man taip sakei, tu dabar ruoši naują knygą. Ar čia net didžiulė paslaptis, Ne. kad pasakytum per daug nesigilindama, pagal savo supratimą, apie ką ir kaip? Matot, kaip yra, reiškia, kadangi aš vis tiek turėsiu, tas holokaustą tema manęs nepalieka. Jinai manęs nepalieka vien dėl to, kad aš manau, kad po šitos knygos istorikai gal dabar drąsiau rašys apie tai, kas buvo, bet man baisiai įdomu, kas atsitiko su tais, kurie žudė. Nes visos knygos apie holokaustą baigėsi ties duobe. Tie paskui kažkas pabėgo, bet kiek iš jų pabėgo ir kokiais būdais? Kiek iš jų prasigėrė ir kiek vaikų jų gimė nenormalūs? Kiek sudegė namų ir ištisos istorijos? Kiek iš jų nuėjo į miškus ir tapo partizanais ir kovojo už Lietuvos laisvę? Ta prasme yra, didžiulė tema, kur labai sunku bus surinkti medžiagą ir man daug laiko užtruks. Kas iš vis įvyko po duobės? Ir su politikais, ir su Lietuvos valstybe, ir su žydšaudžiais. Ir ta knyga, aš jai turiu pavadinimą, jinai vadinasi Žmogžudystė ir tyla. Tai yra Žmogžudystė ir tyla. Tai yra 75 metų tyla, ne po žudynių, po žmogžudystės.
Kiekvieną kartą įvyko vieno žmogaus žmogžudystė. Ir kas buvo su tais visais, su mano giminėms, su kitais. Bet čia, žinokit, ta knyga reikalauja tiek knisimuose, sakyčiau. Labai reikia, aišku, čia vėl atsiranda tie teisiniai dalykai, dėl to, kad jeigu aš paliesiu kažkokius vaikus, kurie ten gimė nenormalūs, arba anūkus, kur sudegė, atsiranda, kad aš paliečiu civilinių žmonių teisės. Tai tam tarpe aš jau su leidykla suderinau, kad išleis man šitą knygą, kitai už metų aš ją parašysiu, o tam tarpe sako, tai tu pirmą knygą, ką tu mums pažadėjai parašyti, iš vis tai buvo mano biografija. Aš rašau savo pačios biografiją, kadangi ten buvo visko. Tai yra tiek, aš visus politikus Lietuvos pažįstu. Aš gyvenau ten 5 valstybėse. Tiek visko buvo, kad sako, tikrai turėtų... Tai dabar 6? Dabar šitą aš jau baigsiu už 3 mėnesių. Valstybė 6 dabar. Jau susipainėjau. Ir knyga, žinokit, vadinsis, jūs nepatikėsit, koks pavadinimas. Aš ten atsik Lietuvoje esu labai prieštaringai vertinama, ten aš tokia, anokia, labai visai blogai apie mane rašydavo, labai blogai. Ten labai nedaug žmonių mėgsta, aš matyt kažkaip blogai atrodo. Kad labai gobši, plėšri, viską daro dėl pinigų. Aš rašiau kažkada knygą apie senelių globą. Tai jie sakė, jinai nori, reiškia, monopolizuoti visą senelių priežiūrą Lietuvoje. Bet kažkaip nepavyko man monopolizuoti. Tai aiškiai, ir kažkur buvo internete vieną kartą apie mane parašyta višta strimelės galva. Sako, šita višta strimelės galva. Aš žinokit, apsiverkiau, nuėjau į vonę, pažiūrėjau į veidrodį, galvoju, kaip ta turi atrodyti višta strimelės galva. Aš irgi žiūriu, aš nesuprantu. Ir man po to, žinokit, taip pasidarė nusispjauti, ką... Labai seksualu. Tai va, šita knyga taip ir vadinsi, suprantat, nes Lietuvoje iš vis bet kuri moteriškė, kuri kažko pasiekė, kuri kažką daro, ne dėl savęs, vis tiek jas pažemins, vis tiek su purvais sumaišys. Tai va bus mano, reiškia, viso gyvenimo istorija, kuri vadinsis višta strimelės galva. Žinot, man šovė dabar mintis, kaip supaprastinti jums paiešką tų asmenų. Tam reikia nuėti Gedimino prospektą, prie pastato, kurį iškaitė. Noreikos ir kiti, taip. Kurį iškaitė grinai saugumo, buvusio saugumo patalpoje, visi liaudės saugumo. Ne visi iš jų buvo, dabar aš jums pasakysiu apie koks yra įdomus dalykas, ką šitą knygą padarė, ką jinai atidarė. Yra vienas jaunas vaikinas rašo disertaciją Lietuvoje apie tai, kiek miško brolių, vadinamų partizanų, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, turėjo gintuviai Lietuvoje tebevaldo tas pats etninis nacionalizmas. Jeigu pasakysi kažkam, kad tai reiškia ką žydų kapai arba tenai žudynių vietos netvarkomus, taigi žydų čia žydų vietos, tai tegu žydai atvažiuoja moka ir tvarko, ne? Taip. Dabar aš jums pasakysiu, sakysime, atseit jau dabar net ir ta paiti nelaiminga žydų bendruomenės pirmininkė, ten išeina į konferenciją ir sako, visos žydų žudynių vietos sutvarkytos, visur labai prižiūrima, viskas paminklai. Aš nuvažiuoju lapkričio mėnesį, aš nuvažiuoju į vietą 12 km nuo Vilniaus Vėliučionis, kur nužudyti 1179 žmonės. Ir aš matau didžiulį skelbimą parduodama, 6,5 hektaro parduodami. Aišku, parašytas telefonas, aš skambinau to telefonu ir sakau, čia parduodama žemė. Tai parduodama, rusas jisai. Ir reiškia, aš sakau, tai kiek kainuoja 30 000 eurų. Sakau, bet jūsų toj žemėje 6,5 hektarų yra paminklas. Aš nesakau, kad žinau, kad masinė kapavietė. Ai, sakau, ten kažkoks paminkliukas yra, bet čia buvo seniai ir čia, reiškia, viskas gerai. Aš sakau, galiu aš ten namą statyti, tai sakė, be problemų. Sakau, mano vyras, nors vyro neturiu, išvažiavęs, bet sakau, mes norim plano, mes čia pirksim, nepirksim, svarstysim. Atsiųskit man planą. Jis atsiunčia man planą. Šitas kapas 1159 žmonių įeina į to sklypo teritoriją, kur yra parduodama. Tas sklypas yra privatizuotas prieš 2 metus, nes valstybė atidavė kaip laisvą valstybinę žemę. Čia aš pakėliau, aišku, skandalą, reiškia, kreipiausi į Delfį, jie kreipėsi į kultūros vertybių departamentą, klausimas, kaip galima buvo atiduoti laisvą valstybinę žemę, kur yra masinė kapavietė. Atsakymas. Šitas kapas yra maždaug 40 metrų ant 5 ir mes maždaug tą ir apibrėžėm, kad toj vietoj statyti negalima. O kodėl 40 metrų ant 5? Pagal mūsų duomenys taip, bet jeigu koks nors Lietuvos pilietis, pavyzdžiui, Vanagaitė, turi kitokius duomenys, jos pareiga ateiti pas mus ir pristatyti šitos duomenys, kad kapas yra didesnis. Sako, jūs man siūlot, kultūros paveldo departamentas man siūlo kastuvą pasiimti ir kasti, kurioje vietoj. Kas žino, kurioje vietoj baigėsi kapai.
Ir dėl vis, ar valstybė neturi valstybinės žemės pakankamai, kad galėtų padaryti didesnį tą kapą, apsaugoti jį. Tai tas vargšas žmogus, tas pardavėjas pasiūtęs man skambina, tu ten tokią padlą, aš maniau, kad tu žmogus, o tu pasirodo čia mane pakišt norėjai. Ir įdomiausias dalykas yra tas, kad jo ta žemė yra privatizavo jo uošvė pavardė Dovgialo. Dovgialo buvo to kaimo seniūnas Veličionių, kuris organizavo duobių kasimą. Ir įsivaizduojat, kaip ratas gyvenimo apsisuka, jis organizavo duobių kasimą, jo duktė atsiima tą žemę ir privatizuoja. Tai klausykit, tai koks čia, ką iš vis valstybė galvoja, tai gal tada ir Paneriuose yra laisva valstybinė žemė, galima šį bei tą pastatyti. Ir 9 forte, tai dabar aš jų nepalieku, jie dabar ten kažką svarsto, kažkokios komisijos renka, aš sakau, aš šitos temos nepaliksiu. Bet su 7 fortu yra dar gražiau? Taip. Ten jisai laiko kaulus maišuose, ne? Ne, jis jau dabar nebelaiko, jis organizuoja edukacinės ekskursijas mokslininkams. 7 forte mano dėdė, mamos brolis. Ar mes turim būti patenkinti, kad palikom Lietuvą, tokią Lietuvą, su tokiais žmonėmis? Lietuva, žinokit, Lietuva moka, už šitą bėdą jie patys moka, mes patys mokam kainą. Čia atsiprašymas nepadės, žinokit, reikia ištrėpti šitą košę patys. Skiriasi 9 fortas nuo laiptų Tauro kalne. Ta prasme, kodėl nuo laiptų? Profsąjungų rūmus laiptai veda iš žydų. Jie dabar atseit išardyti. Bet suprantat, tas požiūris, kad dėl ko visa knyga, va, šitaip atrodo, šitos 2 nuotraukos yra esmė. Suprantat? Lietuviams nei žydas nėra mūsiškis, nei žudikas nėra mūsiškis. Ir knygos visa žinia yra, kad ir šitas yra mūsiškis, ir šitas. Ir žydas, ir lietuvių žudikas yra mūsiškiai. Ir tas, kuris paėmė dantis, yra mūsiškis. Ir tas, į kurio burną įdėjo tos dantis. Visi sudalyvavo. Aš mokiausi medicinos institute ir mokiausi lietuvių grupai. Pas mus buvo 8 lietuvių grupės ir 1 rusų. Taip išėjo, kad aš papuoliau į lietuvių grupę ir buvau vienintelė žydė tarp 200 studentų lietuvių. Niekad gyvenime aš negirdėjau jokių žodžių antisemitizmų prieš save ir iš viso jokių žodžių. Ir aš noriu pasakyti, kad mano draugas net pasakojo, jis atėjo pas mus 4 kurse ir kažkas priejo ir pasakė, žinok, Lida žydė, taip kad prie jos jokių kalbų apie žydus ir jokių anekdotų. Aš tik tai šitą sužinojau dabar. Aš noriu pasakyti, kad jokia tauta gal nenorėtų žinoti apie tą purviną, krūvingą dėmę, kur yra jų istorijoje. Aš negalvoju, kad jeigu žydai nedaug dievė padarytų tokį dalyką kitai tautai, jiems būtų taip malonu išgirsti apie save ir apie savo kaimynus. Bet jie to nepadarė. Jie to nepadarė, nesvarbu. Aš pasakysiu, kad turiu daug draugų iš savo studijų metų. Nei vienam iš jų aš nieko nesakiau apie Rūtos knygą. Tik tai viena draugė man pasakė, tu žinai, aš pradėjau skaityti knygą mūsiškai. Tai aš jai pasakiau, žinai, čia labai sunki knyga, bet jeigu tu nori skaityk. Kodėl aš to nepadariau? Kadangi aš galvoju, kad normalūs žmonės jaučia labai didelį gėdą ir kad jiems sunku. Ir todėl aš juos suprantu, kad jie nenori apie tą kalbėti. Rūtos knyga yra labai svarbi, nepaprastai svarbi Lietuvos istorijai ir Lietuvos tautos civilizacijos lygiai ir jų prisikėlimui kaip tauta ir kaip žmonės. Ir žinoma, mokyklose ta knyga turėtų būti nagrinėta ir žmonės turi atversti akis ir tiesiai pažiūrėti šitą. Bet tai yra labai sunku. Dabar aš pasakysiu, kad aš galvoju, kad dauguma žmonių okupacijos metais, karo metu tylėjo ir bijojo. Bijojo ir tų ultranacionalistų, bijojo ir vokiečių ir norėjo tyliai pragyventi tą sunkų laiką. Ir vis tiek atsirado labai stiprių ir labai drąsių žmonių, kurie gelbėjo.
ir gelbėjo ne taip mažai. Tegul būna 4000, bet yra tie 4000 didvyrių, kurie rizikavo ir savo gyvybę, ir savo šeimų gyvybę. Ir reikia pasakyti, kad labai daug inteligencijos žmonių gelbė, pavyzdžiui, Čiurlionio šeima, pavyzdžiui, Abraičių šeima, Abraitis dėstė mums histologiją institutę. Ir jie bijojo savo kaimynų, ne tik tai vokiečių, ir jie bijojo papasakot, ir net po karo sakė, jūs geriau apie mus nekalbėkit. Dėl to vaikus, man atrodo, reikia mokyti ir apie tos teisuolius, kadangi jie yra tautos dalis, kad būtų kažkokia gal ne pusiausvyra, bet kad vaikams būtų kuo didžiuotis, kadangi čia yra iš tikrųjų didvyriškumo, drąsos ir žmogiškumo poelgis ir net, kaip sakyti, podvig, žygdarbis, iš tikrųjų. Dabar aš noriu pasakyti apie Rūtą, kad aš niekad nemačiau tokios drąsios moters kaip jį, tokios įdomios, tokios savo gyvenimą pašventė tokiai sunkiai istorijos daliai. Ir kad jinai rizikuoja ir savo ramybę, ir visko. Ir aš tiesiog laiminga, kad aš susitikau su ją ir buvau, pažinau ją. Galbūt tikrai po 10 metų, po 15 nauja karta, kur neturi nieko bendro, pradės priimti tą knygą. Čia yra labai didelis dalykas, bet reikia suprasti ir žmonės, kurie tyli. Jie tyli todėl, kad jiems gėda. Pirma, prieš atsiprašymą turi ateiti supratimas. O tada ateis atsiprašymas. Brazausko atsiprašymas buvo atėję prieš supratimą ir dėl to, kas jo laukia Lietuvoje, po to atsiprašymą, jis, man atrodo, jis labai gailėjosi, kad atsiprašė. Lietuva buvo nepasiruošusi. O kam to reikalingas tas atsiprašymas? Ne man, jiems reikalingas. Supratimas reikalingas. Kam reikalingas? Aš tam noriu pasakyti, kai aš susitinku su jaunimu. Aš kai susitinku su jaunimu, kurį atveža Tuleikis ir tas vyrukas, kur buvo atvažiavęs. Pas mane, tarp kitko, Simonas pasakė dabar 40 metų. Aš noriu pasakyti, kad mes susitikom su jaunimu, kurį Tuleikis atveža. Ir tu irgi su jais susitikai. Ir dabar tas paskutinis vyrukas, kur buvo atvažiavęs. Ir dar viena šeima, kur buvo atvažiavus. Ir mes su jais susitikom ir kalbėjome su jais. Ir man vis dėlto atrodo, kad keičiasi, palaipsniui keičiasi ir keičiasi gan stipriai. Tai įteigiama... Palaipsniui ir gan stipriai tai prieštarauja vienas kitam. Gerai, pradėk su fizika dabar kalbėti su manim, gerai? Nekreipkit dėmesio, čia mano brolis. Rūta, tu baigei? 9. Ir aš noriu pasakyti, kad tai užima laiko ir užims laiko. Ir kai man viena mano draugė pasakė, kad daugelis iš jų, kur ten buvo ir dalyvavo, jau jų nėra gyvose. Jie jau numirė. Ir dabar ta nauja karta keičiasi. Aš atvirai pasakysiu, aš pirmą kartą nuvažiavau į Lietuvą, tai praeitais metais. Pirmą kartą, po 44 metų. Buvo 50 metų susitikimas su mano klasė, kai mes baigėm mokyklą. Aš buvau pritrankta tų grožių, kurį aš užmiršau, žmonėmis ir ypatingai jaunimu. Žmonės, kur aš susitikau su jais po 50 metų, mažiau kaip 50 metų. Priėmimas ir šiluma, kurią aš gavau Lietuvoje, ne kiekvienai šalyje aš gyvenau. Ir aš tą žinau. Ir kai aš grįžau, aš nenorėjau 44 metus važiuoti iš viso į Lietuvą. Po visų pasakojimo mano tėvelių ir po knygos tėvelių ir po visko, ką mes girdėjome, aš sakau, aš niekad negrįšiu į Lietuvą. Ir dabar aš sakau, kad aš buvau praeitais metais ir šiais metais važiuoju į Lietuvą. Priimsim. Rūta, tu žinai, 12 metų tai dirbau dabar Lietuvoje. Aš žinau. Ir yra
yra prošvaistis, iš tikrųjų. Yra, vat, Kaleikis buvo atėjęs pas mane į Deimanto muziejų. Ir viskas, ir jaunimas neišpasakytai yra išprūsęs, jautrus ir dėmesingas. Aš galima pastabą pasakysiu vieną. Baigėsi etninio nacionalizmo epocha. Jaunimas yra kosmopolitai. Jie bendrauja su Afrika, su Azija, su Amerika, su visko. Jie nebegalvoja, kad Lietuva turi būti... Jo, taip. Visiškai kita tauta. Bet visa problema tame, kad jie norėtų likti tokioj Lietuvoje. Vat problema tokia. Tokioj Lietuvoje, kokia yra dabar, mažai kas iš mąstančių nori pasilikti. Aš žinau, čia yra didžiulė problema Lietuvos. Lietuviai bėga ne nuo Lietuvos, jie bėga nuo kitų lietuvių. Bėga nuo ekonominių sunkumų. Ne tik bėga nuo moralumo, nuo korupcijos, jie bėga nuo tokių dalykų. O kur nėra korupcijos? Nu, kitokio laipsnio kaip Lietuvoje su Europos Sąjungos pinigais, tai žinokit, mažai kur. Rytų Europos valstybės yra, taip, postkomunistinė erdvė. Netgi Japonijoje, kur tikrai nieko netrūksta, yra korupcija. Korupcija yra integralinė žmogaus dalis. O taip pat, visur jinai yra. Jokūbai teisingai apie laipsnį kalbame. Apie laipsnį. Kad tu gali išgyventi be korupcijos, ar tu negali išgyventi be korupcijos. Lietuvoje tu negali. Aš žinau, kad laipsniai nustatinėjami degtiniai, bet korupcijos laipsnių. Yra indeksai. Indeksas yra. Jokūbai, Sonia, tu gali papasakoti apie pietų atvažiavę Kazanavičius, jūs žinot Kazanavičius, Ką? atsimenat? ką tai? Aukščiausios taryboje buvo pirmininkas kažkada tai Lietuvoje ir iš Šiaulių prokuroras buvo Juozas atvažiavęs. Atsimenėte, dėl ko pasakė? Tokia gal daugiau tema pasakotas. Čia mūsų namuose buvo atvažiavęs žmogus, kuris bando kalbėti nelabai mes. Grįžę dabar jis klausys, sakyčiau, jisai tai buvo pasakęs. Jis atvežė naktį žmonės savo svečius, paskambino, paprašė, gali atvažiuoti, gerai, kad prieš tai buvo pasakęs. Garsiau tau nepatys. Ir tau nepatys, tik pjata. Aš ir mėgstu pjata nepatys. Pasako, kol nepertraukia. Atvažiavo, grupą gyvena labai žmonės, labai rūstus ir labai rimti. Jie į namus, ir aš dabar galvoju, jau naktis, ką dabar su jais daryti. A jie prancūzai? Čia tavo svečiai. Jeigu tai prancūzai, tai jie tikrai paryžiečiai. Ir žodžiu, atvažiavo ir mes juos pakvietėm ir jie atsisėdo. Ir aš, kad praskiedrint situaciją, kadangi atvežti nepažįstami žmonės, ir įspūdis, kad jis jos irgi nepažįsta. Bet atvežta atvežė. Ir aš turiu kažkaip įvesti juos į tą situaciją, aš jiems sakau, gal galėtumėt papasakoti apie save, taip nedrąsiai. Ir staiga vienas iš jų atsikelia ir sako, prisistato ir sako labai rimtai pavardę, gimimo metus, sako, aš buvęs prokuroras. Šiaulių prokuroras. Pagyvenęs Fainas dėdas pasirodė. Pasirodo labai fainas dėdas, auginantis medų ar auginantis... Dar persiuntė mamą. O antras premjerministro pavaduotojas Lietuvos. Prisiminė, žiūrėk, atsigavo. Kai dvi moteris susitinka senas, sako viena kitas, tu atsimeni mano vardą, o tai pagalvoja, sako, tau labai greitai reikia. Tai jis dabar labai greit prisiminė. Kas tai gal prisiminė? Vienu žodžiu, jis antras prisistato, praskaidrino vakarą absoliučiai. Kelionės priežastis, visai kita, aš atvažiavau į Jeruzalę pasilenkti. Atsiklaupti pasakyti. Ir jis pradėjo pasakoti, jisai sako, kad mes Neįsim šokti. panašu į subtilį biškį. Vėlai tanės. Jokūbai mes tai kviečiam šokti. Mikis mano šuo. Ir jisai sako taip, aš papasakos, kodėl aš atvažiavau į Jeruzalę, kodėl aš nutariau atsiklaupti, tokia man 88 metai, aš senai palikęs politiką, aš senai gyvenu vėl Lietuvoje. Toks dėdas. Ir atvažiavau tik dėl to, kad pasilenkti. Sakė jis, aš kai buvau mažas berniukas, atnasytinai mažas, nes aš gyvenau kaime. Ir mes vaikai tik girdėjom, kad kažkur tai vyksta karas. Ir mes nuvažiavom į turgelį netoli mūsų mažo miesčiuko. Ir mes baisiai mėgdavom matyti tą turgų, kadangi vaikščiojo vokiečiai. Ir pas juos labai batai skrypėlis apagė, kaip pasakyti. Girgždėjo batai ir buvo labai fainas kepurės. Ir mes laukiam, kad kam nors atiduotų kepurę arba pasidalintų batais. Ir tai buvo vienintelė mūsų priežastis, ko mes vis kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį varydavom į tą turgelį.
Bet iš vieno šeštadienio, kada mes grįžom į mūsų kaimą, kaime buvo išžudyti visi žydai. Visi. Tie, su kuriais buvo draugauta, mylėtasi, tarnauta, pardavinėta, visi kaimynai. Vokiečiai buvo turgų, jie buvo užimti visai kitą istoriją, o vietiniai lietuviai iššaudė, išžudė, neiššaudė, išžudė. Ir jis pasakė, žinai, vat tiek metų praėjo, aš visą laiką galvoju, aš tada dar buvau mažas, aš negalėjau nei pasakyti, nei pagalvoti, galbūt net atkeršyti. Bet dabar, kada aš jaučiu, kad gyvenimas eina į kitą pusę, aš nutariau atvažiuoti atsiklaupti Jeruzalėje. Vat gavosi toks dramatinis vakaras, atvažiavo 2 inkognito vyrai ir paskui tiek daug papasakojau. Dabar, kai mes važiavome, Regis tą kraščiustvalsą taip susigraudino, kad vienam iš jų padovanojo mažą Bibliją, labai senovišką, aš net įsigandau, kad jis ją dovanojo. Atnešė staiga, sakau, čia jums! O kitam padovanojo labai brangų medalį iš savo kolekcijos. Pasakė, o čia jums! Ir dabar, kai mes paskambinom, dabar Juozui tam iš Šiaulių, pasakėm, kad važiuojam į Lietuvą, jis pasakė, jūs atvažiuojat, jūs pas mane gyvenat, mes valgysim medų visą laiką. Žinot, ką aš norėčiau pasakyti, va tokį dalyką, aš visai suprantu tos žmonės, kurie ir nesidomėjo holokaustu ir nuveja tą mintį, koks yra esminis dalykas. Ir pasakysiu kaip pavyzdį, reiškia, kada knyga išėjo, atvažiavo Deutsche Welle, garsi, reiškia, vokiečių televizija, daryti laidą, daryti dokumentinį filmą apie šitą knygą. Ir ją lydėjo buvęs Vagnoriaus ministro pirmininko patarėjas, spaudos atstovas. Jisai ten vidutinio amžiaus žmogus, labai išsilavinęs, viskas. Ir mes stovim prie Vilniaus, gal pačiam Vilniui yra žudynių vieta, Naujaneriuose, jie ten filmuoja, ten interviu, viskas. Ir jisai taip stovi, Albinas. Stovi, žiūri, po to sako, Rūta, aš savo kažkaip nesupratau. O sako, taip kaip jos čia nužudė, suvertė, tai jie taip ir guli. Aš sakau, kaip tu įsivaizdavai, kad mes jos iškasėm, suguldėm gražiai ir visą kitą. Sakau, taip jie guli, sakau, tėvas vaiką apsikabinęs, kaulas prie kaulų, 5 sluoksniais po kalkiu. Aš sako, niekada apie tai nepagalvojau. Suprantat, lietuviai galvojo, kad 200 000 fašistai, bet mano tikslas buvo, kad žmonės ne galva suprastų skaičiai, bet kaip tas viskas atrodė, kaip tie kaulai, kokio dydžio, ir kai tu įsivaizduoji, kai tu pamatai žvilgsniu, tai tavo širdis visai kitaip reaguoja. Ir sakau, kiek moteriškio atėjo pas mane ir sako, aš taip verkiau, kai skaičiau šitą. Aš sakau, labai gerai, dar nei vienas žmogus netapo blogesnis nuo to, kad jis verkia dėl kito žmogaus. Sakau, labai gerai, Lietuvai atėjo laikas verkti, bet tu gali verkti ne dėl to, kad 200 000, o dėl to, kad tu pamatai vieną tą žmogų, ar vieną tą skylę jo galvoj, ar vieną tą apsikabinimą ten tėvo su vaiku. Ir va čia buvo, užtat žmonės ir susijaudino, kadangi tai yra, tu pamatai. Nes tu pamatai kitą žmogų, o ne kažkokį tai žydą arba skaityšką. Žinot, yra toks pasakymas, Kalbė garsiau. Yra toks pasakymas, sako, aš naudojuosi žodžiais, kad paslėpti mintis. Suprantat, pas jūs gavosi atvirkščiai, jūs ir žodžius privratili мыслį, žodžius. Ir užtat, ką jūs dabar sakot, tikrai, kada tu pradedi konkrečiai galvoti apie situaciją, kuri buvo, kada aš dirbau su tokiu profesorium Gudavičiumi, jis autorius Septynioje katedroje mūsų. Ir kai buvo masterclass, kada buvo bažnyčios darbai, jis visada studentams sakydavo, jeigu tu sukūrei vieną žingsnį, tau nereikia sukurti visą šokį, jeigu tu sugebėjai parašyti vieną žodį, tu už atsistojasi. Tu jau esi. Sakydavo, duokit man, ne tai, kad faktų ten tiek ir tiek žuvo. Kas yra, sakau, kur kažkokie ypatingai šokiruojantis faktai, kur kažkokios, pavyzdžiui, atrado, reiškia, vienas atėjo ir man pasakė, kad yra, reiškia, žmogžudžio eilėraščiai arba jo sapnai žudiko. Va, ko man reikėjo. Žudiko sapnų, žudiko eilėraščių, ta prasme, kažkokių tai detalių, kurios... Aš norėjau, kad žmonės nubustų, jie nenubunda nuo skaičių. Bet nėra kas išleidžia, nes anglų... Tas nedomina. Paskutinį dalyką noriu pasakyti, mes jau baigiam. Ką baigiam? Jau mums taip operatorius sako, kad mes jau baigiam. Aš žinau, kad mūsų vyrai Mosėdžio buvo nužudyti Skuode. Aš žinau, kad su tėvu mes ten buvom nuvažiavę į tą vietą, dar prieš išvažiuodami į Izraelį. Buvo kažkokie tai paminklas, sovietiniai piliečiai ten gulėjo, jokių kitokių. Toleikis man sakė, kad ten yra 3 žudynių vietos aplink Skodą. Aš blaškiausi po tą Skodą su mašina, kokią gerą valandą,
klausinėjau žmonių, ar jūs matėt kur nors kokią nuorodą, čia žydų, ne, mes nieko tokio nematėm. Ir vat prašau, yra taip ir yra kitaip. Yra labai gražiai Jurbarke atsinešta ir labai negražiai Darbėnuose atsinešta. Yra visokių vietų ir Lietuvoje. Ir aš negaliu pasakyti, džiugina, nedžiugina, čia yra faktas. Taip vat yra ir tikiuosi, kad ir Skodė kas nors susiprotės, nors pažymėti tas vietas, kad galėčiau sekantį sykį rasti. Tai vat tiek aš noriu pasakyti. Labai ačiū tau, kad sutikai atvykti čia šitam pašnekesiui. Ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėt, labai nuoširdžiai. Ir, nu, vat, pasibučiuokit, va. Rūtų bučinys, Rūtų darželis čia Reikia pasakys. staigiai tarp jų atsisės, sako, visi norai. Turi daug laiko. Tarp dviejų. Paskutinis žodis turi būti tavo. Ai, Aš laikau. gerai. Nu, žinot, man, jeigu čia paskutinis žodis, tai sakyčiau labai liūdnas žodis, nes jūs visi išvažiavot, o aukos liko. Ir aš likau, kaip ir jaučiuosi kažkokį įpareigojimą, ne, aš vis tiek atsakinga už juos, suprantat. Aš turiu priversti ir kitus žmonės ar kartą metuose prikalbinti kitus, atvažiuoti, nepravažiuoti pro šalį. Prasme, jie liko Lietuvos žemėje, kuri ta žemė jos ne tai, kad išspjauna, jau neatkreipia jos dėmesio, jie ten. Tai aš norėčiau nebūti viena Lietuvoje, kuri lanko, kuriai tai rūpi, nu, tegu būna pradžioje ten 100 žmonių, kad tie kapai pasidarytų, tos aukos pasidarytų mūsiškiai. Ne tik žudikai, bet ir tie, kurie žuvo, kad jie taptų mūsiškiai. Yra Lietuvoje ir gerų žmonių, ir jie padėjo man Mosėdėje padaryti, tik tai geri žmonės, padaryti paminklą, jeigu ne jie, nieko nebūtų išėję. Ne, yra visokių ir Lietuvoje. Kad jų būtų daugiau, mano linkėjimas. Natan, tu matei tą paminklą? Natan, tu buvai mūsų? Then you know about that, baby, and I love you so. That's it.